Užtenka gerai viską papasakoti. Dar manęs reikia. Turim ir finalų vertos rungtynės, ar ne? Aišku, norėčiau, kad tai būtų finalas, bet yra taip, kaip yra. Bet vis tiek džiugu. Vis tiek džiugu. Ne kiekvieną dieną tokią komandą kaip Ispanija pavyksta lošti. Didžiuoju savo vyrais ir jie tikrai šaunuoliai. Jie padarė didžiulį darbą. Labiausiai džiugina tai, kad mes suvaldėm savo emocijas, kad mes išlikom vieningi, kad mes kovojomės ir tai davė rezultatą. Ir kažkokiu tai momentu mes pridėjom, jie pametė koncentraciją ir tas davė rezultatus. Ir be abejonės sirgaliai fantastiškai, noriu padėkoti ir palaikykit mus ir toliau. Vyrai, visa taktika nebuvo taip svarbi. Buvo čia. Buvo įdėta labai daug širdies. Ir kas komponentai, kas džiugina, mes laimėjom lentą. Mes įmetėm daugiau taškų iš klaidų. Tai Jonas ir kiti, ir kompanija pasidarbavo tame. Tai mums davė impulsą. Mes pradėjom čia gynyboje. Šitie dalykai. Mes neleidom jiems įsibėgėti, mes sustabdėm tą greitą. Ir mes patys mažai suklydom. Tokie esminiai dalykai, aš manau. Matote, draugiškos rungtynės belieka draugiškom. Ir neveikia toksai psichologinis momentas. Jie žaidžia namuose, tai irgi palaikymas, aš jau sakiau, mes čia turėjom pranašumą, palaikymą. Ir aš manau, kad mums buvo naudingiau žaisti tas rungtynės. Žaidi, vieną kartą gauni, antrą kartą gauni, tu mokaisi kantriai. Ir aš mačiau, kaip vyrai brendo prie to, kaip jie pyko ant savęs už tai, kaip mes pralošdavom, kaip ten pralošėm tas 2 rungtynės ir kaip pasakyti, ir šiandien viskas virto labai teigiamai, nors, aišku, tai buvo be galo sunku. Tai didžiausia pergalė jūsų karjeroje kaip trenerių? Aš nežinau, man sunku atsakyti, šitą pergalę, jinai yra labai maloni, jinai labai vertinga, bet tai yra pergalė grupės rungtynėse, tai nėra kažkoks finalas ar laimėtas čempionatas. Rinktinėje, aišku, aš neturėjau tokių pergalių, su klubinė, jūs žinote puikiausiai, su laimėjęs Rusijos taurę. Laimėjom prieš irgi neprastą komandą, neprastus trenerius. Kaip pastarąjį kartą nugalėjom ispanus pernai draugiškos rungtynėse, paskui rinktinė subyrėjo, nes per aukštai pakilo galbūt. Kaip užtikrinsite šiemet, kad nieko panašaus neatsitiktų? Kaip aš galiu užtikrinti? Aš ne draudimo kompanijoje dirbu, aš negaliu drausti, bet mes kalbame su vyrais ir patys vyrai pasakė, mes džiaugiamės, bet mes stojom, euforijos nėra, mes nelaimėjom nei čempionato, nei 3 vietos, nieko mes dar. Mes grupės rungtynėse, sunkios rungtynės, tas emocijas mes valdėm, mes truputį turim išspjauti tas emocijas, bet rytoj yra kita diena. Ir mes bandysim nuteikinėti, aš manau, kad labai nuteikinėti nereikia, jie visi supranta. Žinote, kaip ten sako, kada pajunta kraujo kvapą, ar ne? Aš tikiu, kad mes pajutom tą kraujo kvapą. Ačiū.